Toks gražus rytas ir tokie gražus garsai. Nešalta visiškai, bet naktį nulijo. Naktį nulijo, tai belieka pasidžiaugti, kad nebegrįžom į savo spotą. Dar vienai nakvyniai, nes dabar jau tikrai būtumėm neišvažiavę ilgai. Tai va, o mes su mažuoju draugu apsukom ratuką, grįžtam namų link, šokam į sportinius rubelius ir bandysim pradėti dieną. Padangos dar ir dabar, kaip pas offroadinį kemperį atrodo, iki kur buvo apaugę. Man atrodo, reiks važiuoti praustis. Taip Rio, ką manai? Einam žiūrėti, ką Einukas daro. Labas rytas, sportsmenka. Labas rytas. Koks jūsų statusas kelimosi skalėje? Paskutiniai pasivartymai. Nu ką, sportai baigti, o Einuką, kaip matėt, palikau dar lovai. Tai dabar priimu statymus. Ar bus pradėjus sportuoti, ar nebus? Statymų lauksiu komentaruose. Aš statau vieną turoną, kad bus pradėjus sportuoti. Duris atidarytos, sportuoja. Pažiūrėkit. Opa. Opa. Kepuriukas, visa kita, šokdinytė, opapa. Champ. Nice. Nu, sportsmenka. Nu. Tai supranti, kad tu esi man skola vieną turoną dabar, nes už tave... Tu man esi skola, nes tu visiškai nelogiškai čia viską sudėlioji. Nes aš pastačiau už tave ir tavo lažybų bendrovė turės dabar su manim atsiskaityti. Jeigu ką. Tebūnie. Pritarėt, mėly žiūrovai, ar nepritarėt? Taip, sporinsiu kiekvieną rytą, tada tau nežinant, atsikelsiusi apskritai ryte ar nebeatsikelsiu. Jeigu atsikėlink turoną, man kiekvieną. Čia toks buvo blek, atsikelsis ir ryte ar nebeatsikels. Čia jau toks blek humoras buvo. Gerai, juokas juokais, tai žodžiu ką. Paspartavom, išsiturškėm. Ką? Galėtum užgesinti. Ai, motorą? Nu, gerai. Tai va, žodžiu, visi trikdžiai dabar jau pašalinti. Tai pasportavom, išsimaudėm, pasipildėm va ką tik vandenuko, viską ir ką, šiaušiam į kelią. Nu, varom link miestelio Olose, ne? Tokia kaip namai Oloje. Jo, tai vadinasi Satanil de las Bodegas, kažkas tai tokio, man atrodo. Tai, žodžiu, varom apsižiūrėti tenais, pasibūt, praseit ir tada šausim jau link Ronda. Yes. Atstumas nėra didelis, 45 kilometrai, tai, na, nežinau, valandos turbūt netruksim ir būsim vietoj. Nu va, važiuojam įvedė mumis į tokį miesteliuką, tai čia kur be važiuoji ten plytos palei mapą. Tai žodžiu vietiniai mumis veda. Tai gal išvažiuosim, bet šiaip labai cute miestelis toksai. Cute-alas, tikrai. Tai sveikinamės iš Satanil de las Bodegas, turbūt šitai. Net neįsivaizduoju, net nemačiau pavadinimo. Pakankamai ilgas, bet man atrodo, kad toks. Tai žodžiu, ką, prisparkavom. Šiaip stovi ženklas, kad negalima važiuoti į patį miestelį. Bet turbūt labiau aktualu, kai pačių sezono įkarščių atvažiuoji. O dabar, tai ką, maloniai atvažiavom, prisparkavom.
Eilinį sykį gavom vėl užvažiuoti į Statų kalną, tai buvo, kol važiavom, buvo kelios, nežinau, sekundės pavadinkim. Tai tu gal sakai, ne, tu telės užsilaksti. Jo. Nes dar tokį girdėjus. Nu, statu tikrai, kad buvo. Su lengvąja mašina, aišku, būtų nulis kažkaip emocijos važiuojant, bet su kemperiu, kai pamatai tokią, kai pamatai tokią įkalnę, tai yra šis tas. Tai va, gerai, dabar daug labai triukšmo aplinkui mus, tai varom į centriuką ir pratęsim ten. Miestelio Rangeris. Diskutavom, kad sakau, aš tai nenorėčiau gyventi Oloj. Laikinai būtų tikrai įdomu, bet taip nuolatinius namus turėtų Oloj tikrai kažkaip manis. Tai nevaibina, Julis sako, jį vaibina. Tai nežinau. Jau namų Oloj bendrų neturėsim reikia. Čia va vienas padarytas apsistojimui. Atnaujintas matyt, o va dauguma yra tokių tikrai apleistų ir sunkiai tikėtina, kad gyvenamo. Tai va didžioji dalis atrodo taip, vienos gatvelės. Ten va viena kavinukė padaryta irgi. Bet visa eilė tikrai tokie gan apleisti. Vaikštam, sako, labai norėčiau pažiūrėti, kaip žmonės gyvena. Oloj. Ir žiūrim ant durų, va, įėjimas euras, radom eurą. Tai bandyk. Pažiūrėsim, ar įleis. Ola. Ria, mes ne. Ria. Hola. Ria. Puedes? Sí, claro. Taip, atrodo namai. Maži kambariukai. Laiptinė tokia labai maža. Einam toliau pažiūrėti. Eina savo kaip įdomiai. Labai įdomiai. Dar vienas miegamasis. Čia 3 ar 4 aukštai gaunasi. Eina savo kaip žmonės gyvena. O, tualetas, kur įrengtas. Nu, geriausiai išleistas euras mano. Čia nais buvo. Praeit jau va, man čia nais. Yra reikalų. Bet labai labai įdomiai. Labai. Čia va vyruko svetainė tokia. Ir priiminėja savo lankytojus po 1 euriuką. Tai va, žodžiu, apturėjau vizitą namuose Oloje. Tai buvo tikrai įdomu pamatyti, kaip gyvena žmogeliukas. Bet yra antra pusė, kuri turi eurą. Euro, taip, kuri turėjo. Tai tikiuosi, kad ir jums patiko turas, o dabar mes galime pašnekinti šią mūsų žavėją pašnekovę apie miestelį,
kokį įspūdį paliko, kokią nuomonę susidarė, kas patiko, kas nepatiko, ar norėtų gyventi namuose, uoloje ar ne. Taigi, miela pašnekovė, pirmasis įspūdis apie šį miestelį norėtumėm sužinoti. Įspūdis. Įdomu, unikalu, neįprasta. Šiaip galvojau, kad mažiau jauku, negu mačiau tavo video nuotraukas, aš nejau, nes kadangi surijo, tai galvojau, kad iš tikrųjų yra mažiau jauku, negu pasirodė pas tą žmogėliuką namuose, tai visai gal jau ir daugiau šans, kad gyvenčiau oloj, kaip tu ten sakai padaryčiau buho stilius, tai gal visai ir susižaisti, bet šiaip fainai. Toksai, manau, kad ramybė buvo, nebuvo viduje tokios ramybės. Tai aišku, visiška. Visiška ramybė, va tas mane ir papirktų. Visiška ramybė. Taip. Tai užskaitau tikrai. Iš vadžių tu sakai tik tai vieną gatvelę, tai aš galvoju, čia tik vieną gatvelę praeisim tą pagrindinę ir nebus, bet tai kad čia įnė čia. Aš tiek iš, kai buvau, tai tiek nebuvau išnukštinėjęs. Tai... Gerai, kad ir antrą pusės, kuria išlikštinė. Taip. Tai va, tai žodžiu, namus užskaitai, jie tau paliko geresnį įspūdį, negu buvai susikūrusi galvoje, kaip suprantu. Tikrai taip. Dabar jau neatmestum tokios galimybės, kad mes galime apsigyventi oloje. Tikrai taip. Va, miestelis, kaip supratau, taip pat paliko teigiamą įspūdį. Nu, toks kaip pats miestelis fainas. Pamatyti įdomu. Pamatyti įdomu, bet jo, visokių kampų yra. Labiau apleistų, mažiau apleistų. Taip pats verta tikrai aplankyti. Tikrai. Tai, kaip sakosi, galim rekomenduoti keliaujantiems, kad užsidėtų tokį varnelę ties lankytinais miestais, objektais. Yes. Ok. Tai varom po truputėlį namų link, dar gal prasuksim pro vieną kitą gatvelytę ir jau valgyti norisi. Jo, jau netinukas sako, jau išalgau, tai jau jeigu jinai sako šitai, tai įsivaizduokit, ką jaučiu aš. Aš dabar... Nereikia daugiau suvalgyti pusryčių. Man jau viskas, žinokit, dabar yra prasidėję. Alpims kolapsas. Pietų metas. Aš jau pasipjaušiu, ko man norėjusi. Pasidariau. Šefas dar yra tik tai pakeliui į savo pietus. Taip kad skanaus man, skanaus bus tau. Pavalgom, pasistiprinam ir toliau į kelią. Yes. Esam jau rondoj. Tai vyksta skalbimas, dar liko išsidžiovinti. Nu ką, viskas. Mūsų darbo diena baigta. Ina velka jau patalinę, susinešam rūbus ir dundam į poilsį. Tai 8:30 vakaro. Nu pasižiūrėkit. Ką jisai čia išdarinėja? Kur tu važiuoji? Ką žinau, kur. Ar tau trūksta, aš nesuprantu, veiksmo?
Trūksta? Nu. Jūs pasižiūrėkit. Žiūrėk, ir dar kemperis ten stovi, Žodžiu, pasirodė, kad lietuviški numeriai. Da būtų bajeris. Nu, tai jau čia būtų bajeris tada. Tai va, tai labas rytas iš mūsų nakvynės vietos. Šitą vietą pasirinkom visiškai šalia rondos, vien dėl to, kad išsimiegot normaliai, ramiai. Tai naktis bent jau tokia ir buvo. Mašinos važiuoja čia kažkur tais viršui, bet jų praktiškai net nesigirdi. O naktį iš vis buvo eismas nurimęs, tai kas liečia patį miegą, tai labai geras. Variantas buvo tik tais, pažiūrėsim, ar toks pat geras bus su išvažiavimu. Va, bet akmenis tai ne šlapias molis, tai manau tikrai, kad išvažiuosim ir su ratais vietoj. Labas rytas, mėly žiūrovai. Dabar mes atėjome. Mes turime kemperyje vieną nuskriaustą keliautoją. Todėl mes norime pakalbinti, kad viešai išsakytų negandas šis keliautojas ir tada mes jau galėtumėm su šypsena keliauti į dieną ir į Rondos senamiestį. Tai mieloji keliautoja Inukai. Norėjome jūsų paklausti, kokios negandos jūs užklupo šiąnakt, su kuo jums teko kovoti. Prašome pasidalinti ir išsisakyti. Žodis jums. Klausome. Nu, tai negali dar labiau priartėti. Su kuo? Mane užgožė lovoje. Teko išeiti į kitą galą, miegoti po spintelėm, daužytis galvą į spintelės. Nes ponas miegojo šiąnakt skersai ir išilgai. Ir pajudinus ir pasakius susiprasti. Nesuprantu, kam čia tas grubumas. Nu tai kad stūmiai mane. Kaip jinai gražiai nupešė į Jo. Pajudintas. Pajudintas jau 5 kartą, kai aš išeinu į kitą galą. Dar jisai sugeba kojas man vos neuždėti. Rijo pasiėmęs savo palei šoną. Nu tai dviese mes su Rijuku miegojom. Nu tai va. Tai va būtent dviese su Rijuko miegojot. 80% lovos turinio užėmėt. Nu ačiū, jau užteks, tai keliaujame dieną. Pažiūrėkit, Rondos gražuoliai išėjo iš namų. Ulelė. Bet tai kai šita panelė gražumo. Panelė, iš Klaipėdos rajono Griaužio pavadėti. Sorry, techniniai nesklandumai. Nu, tai kur varom? Į Rondą Rijo. Tai einu įjungti signalizacijų ir varom. Ir užrakinti dar namus reiktų. Sveiki atvykę į Rondą. Kas tau šiandien yra filmavimo diena? Jau maks. Paėjom 3 minutės, 3-4 video padaryti. Ai, taip pat yra, mėly žmonės. Kai pirmą kartą šioj kelioniai išmiegi išsivertęs, kaip tau patogu. Kai pirmą kartą užgoži savo antrą pusę. Ramiau, šiek tiek prašyčiau, nes... Tokią noriu, tokią ir būna. Ne. Free to be myself. Ne. Yra vlog... Buenos días. Dar padainuok, dar bus tau buenos días. Free to be myself. Hola.
Neatsilaikėm, galėjai. Atsilaikėm. Čia va iš vienos pusės toks kaip sausainis, kai žinoma, sluoksniuotas toksai parduotuvėse būna. Sluoksniuotas. O čia pistacijos. Baltas šokoladukas, pistacijos. Nebešneku, žinokit, nes to išbėgs seilė man. Napoleonas su baltu šokoladu. Na, dysa. Nežinau, jūs turėtumėt užsimanyti irgi valgyti dabar kažko saldaus. Labai skanu. Ir štai mes esame prie legendinio Rondos tilto. With love from Ronda. Nu va, dabar keliaujam į kitą pusę ir pabandysim pasiekti šį takelį, pasivaikščioti. Va ten, bet šitas takelis susieina, va čia visur žemiau, visur vatvasi. Tai bandysime ir mes į jį patekti. Bandysim ir mes varytis. Nu kągi, mėly mūsų žiūrovai. Deja, bet rodytų keliuku prasieiti mums nepavyks. Pasirodo, jisai yra prižiūrimas, mokamas, nu tai čia viskas ok, bet su šunimis negalima. Tai, jo, tai... Surprise! Tai žodžiu, jo, į tą būtent, kur matėm, neinam, bet einam dabar į kitą pusę, pasižiūrėsim, kas čia nais matysis. Šiaip būtų smagu kažkur kažkokį spotą užgaudyti, kad tą tiltą iš apačios ir iš didesnio atstumo pamatyti turėtų įspūdingai atrodyti. Tai va, pasidarėm 100 kadrų čia nais. Ir su stačiu, ir su gulšiu telefonu. Iš tikrųjų, net nežinau, koks tikslas eiti tos mokamus, jeigu va, vaizdas kaip ant delno. Jo, tai dar va, tobulas. Čia nais einant sakiau, kad būtų smagu pamatyti iš toliau tą tiltą, tai ir įvyko. Taip. Labai gražu. Atsiveria labai gražus. Ir net krotinys net nematėm, net šviesos. Taip, prieš tai net nematėm. Saulė labai šviečia, tai nežinau, ar matos. Gal matos? Tai ten tik gerai, kad šviečia. Ne, man į akis, aš nematau, ką filmuoju, tiesą sakant. Matos. Tai gerai. Va, čia va bėga. Per viduriuką. Ojojoj, dabar beliko parropoti į viršų visą kelią, kur nulipom. Ir ieškot kokios kavinės su gražiu vaizdu. Taip, tai iš tikrųjų įspūdinga čia nais apačioj, tai tikrai neįsivaizduoju, dėl ko tada tenais mokėti pinigus ir eiti. Nu. Nebent ten kažkas yra, ko nežinom. Nors, kai buvau nuėjęs informacijos, tai ten buvo parašyta, man atrodo, kad maršrutas 15-20 minučių trunka. Čia gal kas
Ne, tai čia kas nori visiškai. Ten jau priartėja prie tilto, vos ne po tiltų palenda. Galbūt. Nu tai žodžiu, sakau, turbūt yra kažkas, ko nežinom mes, bet čionais visas kelias ir vaizdas tikrai, kad įspūdingas, ypatingai va, apačioj buvo labai labai gražus toksai senovinis keliukas. Būtų tikrai įdomu praseit, bet drėgna. Kalnabatų ten jau reikia, nes ten jau tešlos, purvai. Jo. Jau vanduo susimaišė su žeme. Nu, tai atsisakėm, o daugiau tiltą iš labai toli pamatėm, video prifilmuotą tiltą. Tiltą iš labai toli pamatėm? Nu. Kur jisai pilnai matosi, didelio atstumu. Tai prifilmuotas, prifotografuotas bus šio miestelio pažiba, vienareikšmiškai. Ir mūsų už nugaros eina pirmieji sutikti. Jo, tautiečiai mūsų, jo. Tai vat, tai ką, keliaujam, kol neuždusau visiškai čia einant šnekėtai į kalną. Tai varom ko. Varom ieškot, kur gražiai prisėsti. Taip. Atsigert kavos. Kavytės. Varom. Nu, va, leidžiamės į vieną iš restoranėlių. Tai tikėkime mes, kad su šunimis įleis. Jeigu leis, tai turėtų atsiverti nuostabus vaizdas. Nu ką, gavome gražų vaizdą. Tikrai taip. Čia tiltukas parodė priekį. Ne, nesimato jaučiu. Kažkas gal matys. Kažkas gal nematys. Tai jo, tai atsisėdom, dar gavom staliuką ir su saulyte. Smagiai. Malonus oras labai. Jau po truputį, bet gal kavos nespėsim atsigert ant saulės. Taip. Dačiai jau koma visiškai yra. Vyksta išsijungims. Tai ką, apsukom iš tikrųjų tikrai nemenką ratą. Dabar turim kitą dalyką, tai kad Inos telefonas jau visiškai išsikrovęs, mano eina link pabaigos, mums reikalinga navigacija yra dar grįžti iki kemperio, arba galėsim jo, iš atminties Karšta, šalta. keliauti, tai tikėkime, kad baterijos nepritrūksim ir... Bet nebeaišku jau kiek ir jums parodysim. Nu, dar kad siurbliuotų šaligatvis nesumatęs. Toks elektrinių siurblių važiuoja. Oi, mane tai susirps. Geras. Belenka. Atsargiai, kad tavęs nesusirptų. Tokią gražalindą susirpčiau aš. Pasidėk tą gražalindą, eina megztinio pažiūrėti. Jo, kaukai einam. Davai. O da vėl nebus didelių miestų, šalta tavo gražalindai. Nu ką, telefono liko 4%, bet jau kelią žinom tiksliai, kur eit namų link. Tai dar galim išnaudoti pafilmavimui, tai žiūrėkit. Terbelę rankoje. Nusipirkau megztuką. Megztuką nusipirko. Rondai. Nes jeigu atvirai, mano spinta yra sudaryta iš treningų arba vasarinių rūbų. Galvoju, kad čia Ispanijai bus vasara, bet čia yra pavasaris. Ir tik kartais vasara. Ir kartais vasara. Ir artėja vėl atšalimas. Kitą savaitę. Ne, už porą dienų, sakė, jau rodo 15 laipsnių. Nu, nuo pirmadienio jo. Nu, taip va. O su treningais nesinori vaikščioti visada, tai nusipirkau megztuką. Taip, tai įvyko apsišopinimas greitas rondai. Ir tiek, tai dabar artimiausias dienas rodo iš tikrųjų +20, tai planas šiandieną būtų
lėkti prie jūros. Jo, vėl vakare pasiekti jūrą. Va, o dabar dar važiuosim iki Lidlo Turono pažiūrėti, ne? Taip. Buvom užėję į... Finger cross. Jo, ir buvom užėję į tokias turistinės. Prabangės. Ne, nebūtinai turistinės. Ne? Tokias jau prabangės, jos grinai jau Turono parduotuvės. Nu, ne šia tradicinis. Toks jau kaip ir dalykas. Specializuotas tada pavadinkim Turono. Jo. Tai kainos prasideda nuo 13 eurų už pakelį ir vis tiek nėra nei su Rafaelo, kur mes valgiam, nei citrininio. Jo, mūsų favoritų neradom. Tai yra tokie tradiciniai, galim pasakyti, ką mes ragavom patį pirmąjį, manau. Tai skanu, bet vis tiek norėtųsi surasti dar tuos nuodėmės vertus Turonus. Tikrai taip. Tai va, tai ką, tiek tada žinių, tiek update'o, tai varysim paieškoti Turono, perkast kažką ir tada jau važiuosim prie jūros. Apie pusantros valandos kelią. Jo, tai jau nuvažiuosim be abejonės jau, kad bus tamsu.